Labadiena, gerbėmieji. Nu ką, kelionės išvakarės. Susidėjau šiek tiek daiktų, pažiūrėsim, kaip čia viskas tilpo. Krovo, prisikrovo, nežinau, tiek turbūt net nepanaudosiu, kiek prisikroviau. Vis tiek pirmos išvykos, pirmos kelionės. Nu įdomu, kaip čia viskas bus. Nu ką, pažiūrim, ką čia prisikroviau. Žodžiu, miegmaišis, pirštinės, batai, dar krūva rūbų. Čia įsidėjom, aišku, pagrindinį reikalą. Atsigert, neperšlampami rūbai, nes lietaus kaip ir nusimatė. Čia uždangalas, viryklėlė, pripučiamas čiužinys. Žodžiu, ir čia visokios smulkmenos. Irgi neperšlampama sudėta, powerbankai ir visa kita amunicija. Tiesa, dar vat krepšys iš AliExpreso. Ne, iš Temu. 9 eurai, neperšlampamas, 48 litrų. Puikiai įsikomponavo, gavosi taip, kad tilpų palapinė ir dar vienas, kai sako, komforto čiužinukas. Tai va, tai žodžiu, daugmaž taip va, atrodo visa amunicija. Nu ką, bandysim judėti rytoj. Tai iki greito. Labą rytą. Nu va, ką. Rytas, pradedam kelionę, važiuosim į Latviją, pasidaryti kaip kas. Nusimato šiaip geras oras, buvo, žadėjau lietinga, bet pasikeitė prognozijas. Tai manau, kad visai neblogas savaitgalis nusimato. O ką dabar, kai sako, viskas žirgas užtaisytas. O, viskas suriktuota, paruošta, bus galima bandyti judėti. Dabar dar važiuojam iki draugų, susitiksim ir tada pajudėsim. Tai ką, iki greito. Nu tai va, atvažiavom į Kryžių kalną, pirmas sustojimas. Prasukom 150 km nesustoja, taip visai fainai. Geras oras, gerai važiuojasi. Čia už nugaros matosi, va, jau prasidėsim Kryžių kalnas. Ten nuvarysim, biškį pafilmuosim. Nu, matysim kaip kas toliau. O, po keliu jau visai netoli. Pasijungsim į priekį, pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Kaip ta kamera fokusuoja. Gerai, čia viskas. Tai va. O, čia hebra žaidžia. Varo. Nu, lipsim pažiūrėti. Bam. O, nu čia buvo lietaus nemaža. Čia visas upelis per krantus išsiliejęs. Tai tu ten lipsi žemyn, jie kartu tada? Ne, čia va, matosi. Nelabai duoda. Čia nais va. Nu ką, eisim pasmeigti kryžių. Vis tiek kažkur čia Kryžių kalnas. Eisim čia ant šlaito, va, kur nors palatoje. Čia kur nors, kad tas upelis matytųsi. Bus nenusiverčiau. Va taip va. Nu va, paliksim Kryžių kalną už nugaros. Kitas sustojimas į Jelgavoj, Latvija, gal prie rūmų greičiausiai. Susitiksim prie skulptūrų ir rūmų. Labadiena. Atvaram iki bokšto, ne, iki Šventos Trejybės bažnyčios. Dabar varysim liftu į viršų, į 9 aukštą, nes tuoj bus vestuvės, uždarys po 15 minučių, tai mums reikia paskubėti. Tai dabar kylam liftu į viršų, bus daugiau nuotraukų. Gal.
Nu va, atėjom į viršutinį aukštą. Ekspozicijos. Ką, bandysim pakilti į viršų. Laipteliai, stikliniai. O kaip ir sakiau. Hello. O. Čia vyks vestuvių ceremonija. Nu ir ką jūs sau galvojat? Gali apsiženyti tokioj vietoj? Na. Visas miestas kaip ant delno. Bažnyčios, visai kita. Nu ką, vyksta į knygą pasirašymas. Pasirašyta į knygą, linkėjimai palikti, dabar galėsim keliauti toliau. Labai gerai. Puikiai. Viskas matosi, paliktas linkėjimas. Keliausim toliau, žiūrėsim ekspozicijos. Radau langelį. Gerai. Čia užklydom į 5. berods aukštą. Tai visokiausių velnių. Visokių čia. Čia bus kaip padaryta. O šitaip dabar jau. Čia turbūt galima pasiklausyti. Mes neklausysim. Nu, bet įdomu, čia apie tą šventos bažnyčią. Švenčiausios trejybės bažnyčia. O taip pat atsirado miestas iki karo, kol nebuvo visiškai sugriautas ir subombarduotas. Įdomi ekspozicija. Apstatyta pakankamai tankiai. Taip, ir atėjus karo 44 metam vokiečiai subombardavo. Praktiškai išnyko visas miestas, liko tik tais griuvėsiai ir keletas pastatų. O paskui po truputį žmonės atstatinėjo, bet jau visiškai kitokį miestą negu buvo prieš tai. Taip, ir dabar šiuolaikiniais laikais miestas daugmaž atrodo taip. Nu va, kaip ir apžiūrėjom ekspoziciją. Čia dar matosi šiek tiek bokšto pačio, iš lauko atėjus. Šiaip nėra didelis, bet gražus. Dabar dar prieisim, pažiūrėsim. Žmonių filmuoja visokie velniai. Duoda gražių kadrų padaryti. Tada pieno šaltinėliai ir taip toliau. Dabar eisim pažiūrėti skulptūrų parko padaryta iš smėlio ir matysim, kaip ten viskas atrodo. Čia viskas gerai, saulė šviečia, nuotaikos puikiaus. Kol kas viskas idealiai. Radau tokį kriukliuką, einu pažiūrėti, turėtų visai gražiai atrodyti. Kol kas tai ateisim per tą tiltą. O tenais tiltas. Ir čia gali laiveliu pasiplaukiot. Šiaip labai gražiai atrodo. Reikėtų tik telefoną neįmest. Nekriauklys, fontanas. Čia brakur žvejoja, va laivas, turbūt pavalgyti ten galima. Ir pėsčiųjų tiltas per upę. Tai va, tenais ir nueisim. Vareisim į kitą pusę ir pažiūrėsim skulptūrų. Ten buvo studentas, ant kurio pastoviai lyja, o dabar lipsim laiptais.
Čiki. O, galima vandens dviratį išsinuomoti, varyti po upę. Jo, vėjas truputį gausiuoja, bet nieko. Va, tai jau lipom ant pėsčiųjų tilto. Ir ką? Keliausim pažiūrėti, kaip atrodo skulptūros, vis dar keliaujam. Nes čia visai gražu, daug vaizdų. Jelgava. Visai netoli Lietuvos. Nu va, ką užsukom į skulptūras, pasitinka tokiu du. Nežinau, kiek čia sufokusuos, ale bet nėra. Ha, viskas iš smėlio. 3 eurai įėjimas, tai nebrangiai, normaliai. Viskas padaryta čia iš viso pasaulio skulptūrai. Viskas iš smėlio. Aha. O, Liutauras Griežė pagamino skulptūrą. Ikaras, Bulgaras. Ikarusas. Jo. O nukritęs Ikarusas, biškį daužtas buvo tam kartai. Ką toliau mes čia turim? Neliesti, nežiūrėti iš arti. Štai kokia indėnė. Ragana. Ragana indėnė. Čia dabar galvoju Indonezija. Ale kaip įdomi, kad ir smėlis, jie padaryti čia gegužės mėnesį, bet vis tiek, va, žaulytai želia. Tai vadinasi tikrai iš smėlio. Ne, jis padaryta iš smėlio, bet nulakuota, kiek girdėjau per radiją. Čia Latvija skulptūros, kas šitą pagamino? Pegasusas. Čia gal Latvijų skulptūrai bendrą padarė. Akis nežiūrėkit, nes kadangi akmeniu gali pavirsti. Gali ir akmeniu pavirsti, taip teisingai. Baisiai nežiūrėti į akis. Nežinau, prieš saulę sunkiai gal matosi. Čia laivai plaukioja. Čia buvę lietaus atsargiai. Taip. Taip. Kol kas visai įspūdingos skulptūros, čia kažkaip panašu į beždžionę. O. Beždžionė. The Twin Troll. A, čia trolis kažkoks. O, Latvis. Kristaps Andersons. Čia kaip įdomiai, sakau, padaryta. O, Indija. Lordas Shiva. Vietoj taško žalias. Medis. Gerai, tikra Šiva įsikūnijusi. Nu jo, kas čia Sirena, Bulgaras, dar vienas Bulgaras. Taip, Sirena. Jo. Tai va, turistų šiaip vienas kitas yra, tikrai, va, vėliavos visokiausios, Latviai, lietuviai, ir indų. Taip, toliau, va, nueisim, pažiūrėsim dar, ką čia turim. O, Dėd Maroz. Tautvilas Paviljonis, Kaukutis. Kaukutis. Slepiasi. Tai. Kas toliau čia?
Lenkas su savo mitas Heraklio. Vat, Heraklio mitas. Ir viskas padaryta iš smėlio. Va, tai. Smėlis, smėlis, smėlis. Sušukuota, padaryta. Fainai, toliau einam Latviją. Gražių saugotoje meilės ir grožio. O tai kokie katinukai, viską. Gražios skulptūros. Sekantis demonas iš Ukrainos. Slaviškas mitologinis demonas. Bet štai be ragų. Jau kažkas ragus aplaužė. Jau sėdintis ant čia drakonas. Panašu. Vendigo, kas čia Vendigo, Kanada. Kažkoks jų velnias, turbūt irgi mitologinis. Mitologija. Ir viskas detaliai iš smėlio padaryta, išlipdyta. Jo, kol kas dar ten porą skulptūrų. Jo. O, atvykom į Jelgavos rūmus. O taip, mus pasitinka skani, graži diena. Dabar kol kas va, įėjimas. Eisim pasižiūrėti, kas tenais darosi. Va. Viskas architektūriška, gražu. O, jurgitėlį priekį. Oi, gaila saulė, tai nežinau, kaip čia dabar viską pabandysim. Nagi šitaip uždėsim ranką, gal šiek tiek saulė mažiau. Bet jo, čia vidus pats pačių rūmų. Į Europą. Nu, kol kas atrodo tai gerai. Iš nuotraukų vaizdas prastesnis negu čia atvykus. Grinai. Bet va, rožynai. Rožynai, viskas va tvarkingai. Nu ką, lipam, pažiūrėsim, ką čia rašo. Žiūrim. Uždaryta. Enter from the riverside. Gerai, rašo, sako, kad eit per upės pusę. Nu gerai, mes nemandri, apeisim aplinkui. Taip, plevisuoja vėliavos. Gerai, einam į kitą pusę, nuo upės pusės. Nu ką, užėjom į šiek tiek žemiau, link Požemio. Atsiprašau, biškį vibruoja čia. Bet va, sutikom, žiūrėkit, karstai. Senųjų čia 1600, tuoj parodysiu. Kaip sarkofagai. Čia palaidoti žmonės. Žiūrėk, kokiam kaukolėm. Čia hercogas. Hercogas? Taip. Jo, Ernestas. Paauksuoti. O čia hercogienė. Hercogienė geriau paauksuota. Kokia Benigna. Hercogui kaukolė uždėta, o hercogienė kažkokie raštai surašyti. Reiktų pabandyti scenaris. Jau. Išsiverst pabandyk. Ojai. Ok, čia kažkoks... Vaikų kapelė. Ojai. Kokie nedideli.
Jo, čia Vladislava Liudvigs, Friedrichs, Kristinė Sofija. A. Ten dar toliau, bet turbūt, kad kažkas yra, bet jie neišlikę. Taip, ten krūva kapų. Nu. Hercogienė, bet čia 1688 metai. Jo. Bet tai kaip tau kapučiai. Gerai. Jelgavos rūmai. Čia būtent tie. Jūs tik pažiūrėkit, kokie audiniai. Senovinė jo pagalvė. Būt gerai šiandien ant tokius pamiegot, ne palapiniai. Drobės. Taip. Nu jau, įdomiai čia. Įdomu, va, prieisim čia tie kapai, ai čia. Neturėjo to, nei angliškų, nei lietuviškų, nieko neturėjo jokių vertimų. O čia jie atrasti kaip kažkokio buvo sumesta. Jo, jie čia buvo sumesti tiesiog ir viskas, bet turbūt kai restauravo šiek tiek rūmus, tai rado. Jo, čia parašyta latviškai, bet mes neskaitysim. Einam toliau, pasidairysim. Nenoriu šį baisiai šūkaut, nes čia tokia uždara erdvė. Aišku, lankytojų kol kas nėra, bet vis tiek. Mane bara, sako, nekalbėk garsiai. Bus nuodėmė. O, medis. Nedrumskim mirusių ramybės. O, kokia suknė. Tais metais taip ėjo. Kas įdomu. Čia 1676 metų suknė. Pagal figūrą tai moteriški gerai gyveno. Nebuvo ant dietos. Ne, čia nebuvo ant dietų. Jo, kas čia kaukolių. Čia jau bus kažkas su tuo hercogu. Kaukolių pripaišyta. Jo. Ponas irgi nelieknas buvo. Neliekni čia jie, neliekni. Jo. Nu jau, čia visko fain. O, čia jau poniškai. Čia kažkas va jau durų, čia atidarimo auksiniai paauksuoti. O čia yra 1698 hercogo Friedricha Zakpa. Čia 88. Aha. Bet tu matai jau čia, man atrodo, nes dėl to, kad pasižiūrėjau, jie tokį pavyzdį. Tai va, tai kol kas tokia paroda. Čia visai vėsu, smagu. Nu, žiūrėsim, gal toliau kažką dar įdomaus rasim. Nu ką, užėjom į vidų. Pažiūrėsim, kaip viskas čia atrodo. Gerai, kad čia vėsu, laukia tai šilta. Čia kažkokį muziejų dar radom. Čia kaip ir mokykla viduje veikia tuose rūmuose, kaip ir visur. Čia. Можно зайти. Это так. Во-первых, во дворце два музея. Одно здесь помещение, второе это погребальный герцога. Да, а все остальное это университет. Вот в Иване ничего не осталось. Ни от дворца, ни от города. И здесь так, если вы то билеты не надо покупать. Если вы желаете слушать рассказ, то тогда я рассказываю. Но, конечно, это надо учитывать, что это выходные дни, а наверху никого нет. И там можно посмотреть. Ну, там, в принципе, это только, наверное,
Служба особенно не пускаем. Nu. Patrankėlė. Это что на столе, это работает. Visokie seni. Это архитектура учится. Aš visiškai nesuprantu, bet Hebra žino, ką šneka. Paskui man papasakos. Gerai. Здесь учились в нашей гимназии O, Livonijos žemėlapis. Visa Livonija. Čia viršus va. Latvijos. Mama čia net gesti. O čia dabar dar. O, Latvija. Ir mes va, Samogitinai. Ten va, Palanga. Aišku, žemynė yra mūsų, bet... O, Radviliškiai viršui. Čia Radviliškis. O. Žodžiu, rimti rūmai. Nu va, čia užlipom į antrą aukštą. Čia kaip ir studentam. Ui, čiut nepravažiavau. Nu, studentai neblogai čia gyvena. Tuoj pažiūrėsim. Čia skaitykim taip. Visur gražu. O. Ateini po paskaitos, pasiremi ant lango ir matai. Geriau negu Raudonės pily. O jau balta. Jau kažką panelytė rado. Pažiūrėkit, labai atkreipkit dėmesį, kas rūmuose randasi. Nu, tais laikais tai tokios nebuvo tikrai. Rūmai. Paliudu, galiu parodyti vyram. Jau. O, jungtukai, gal užsidegam šviesą. Palauk, nebūčiau aš. Tebūnė šviesa. Bye. Bendras ilgis, tai sakyčiau, kokį 300 metrų, ne? O, sugalvojom eiti į tualetą. Tai čia per tas duris įleidamus. Eisim žemyn į požemį. Pam. Studenčiokai. O. Nulinis aukštas. Ačiū Jums labai. Aha, na va ir požemį. Nu, veicai. Panašiai kaip pas mus dvare.